Labas vakaras, sekmadienio vakarą, šiandien moterų A lygos trečiojo turo rungtynės neeilinė dvikova Žalgirių mūšis. MFA Žalgiris MRU šių rungtynių šeimininkė susitinka su FK Vilniaus Žalgiriu. Tikinčių Transinvest komandos neturinčios taškų. Čia pavojinga situacija ir kamuolys jau atsiduria FK Žalgirio vartuose. Labai greitai muša įvartį į varžovių vartus. Čia iš karto yra dar ir kažkokie susitarimai. Čia vėl labai pavojingas. Perdavimas į baudos aikštelę. Čia sukasi Varnulis tas rungtynes ir laimėjo. FK Žalgirio futbolininkės. Palei liniją krašte. Meden. Oi, kaip gražiai klaidino varžovę Meden. Jos perdavimas arčiau vartų. Čia dar vienas bandymas smūgiuoti. Kampinis. Ir čia galimybės. Tikslus perdavimas. Čia smūgis į vartus. Ir kartas, ir tai yra reta galimybė. Čia galimybė MFA Žalgiriui, bet gerai atsistojo. Vėl ieško galimybių perdavimų tarp linijų. MFA Žalgirio futbolininkės. Čia dar vienas bandymas. Dar viena MFA Žalgirio MRU ataka. Toks veidas ir trūksta Žalgirio. Komanda dar buvo priversta atlikti ir priverstinį keitimą, iškrito iš kažkokių problemų. Medo Šeškutės ginamiems vartams. MFA Žalgiris atakuoja, geras perdavimas čia į priekį ir matysime. Čia įsiveržia į baudos aikštelę MFA Žalgirio merginos ir visiškai šalia virpsto vartus. Čia grubi klaida aikštės viduryje, tiesiog varžovė į kojas kamuolį atidavė žalgirietė. Baudos aikštelėje kamuolys, Lazdauskaitė ir dar vieną kartą klaidino varžovę, jos bandymas ir Meda Šeškutė. Lazdauskaitė, štai koks reidas, jis vis dar tęsiasi. Baudos aikštelėje kamuolys ir oi. Kokį įvartį dabar praleidžia Nėlė Oliveira. Ką tik aikštėje pasirodė Ajuri Terevaki. Siunčia kamuolį į vartų tinklą. Jos perdavimas į baudos aikštelę, smūgiuoja. Perdavimas į baudos aikštelę ir vėl Liužinaitė. Taitė atlieka smūgį ir perdavimas, čia Lazdauskaitė, jos smūgis ir 3-0. Dar vienas MFA Žalgirio MRU įvartis ir Rūna Blaškytė, o čia toks. Durų bandymų rodžius aikštėje, jos perdavimas ir dar vienas įvartis. Na, susipratimas tarp vartininkės ir gynėjos ir, na, rungtynių MVP Ajuri Terevaki. Čia Ruzgutė. Dar vienas perdavimas arčiau varžovų, pasitaiso kamuolis, susikuria erdvės smūgiui, atlieka. Ir tai yra viskas. Rungtynių arbitrai skelbia apie dvikovos pabaigą. Dar viena MFA Žalgirio MRU pergalė moterų A lygoje.